Žalia žolė, bet ne žolė. Kas? Žolė. Ir karvė. Sveiki. Vėl su jumis sveikinuosi toj pačioj vietoje kaip ir per pasaulio pabaigą. Jau turbūt pamėgta vieta su keistomis karvėmis šalia. Bet ne apie tai šiandien. Šiandien apie tai, kaip laikiau informatikos egzaminą. Cirkai buvo. Prie mokyklos mokytojai susirinkę, direktorius ten dviese iš mokyklos laikėm. Ir ieško manęs po visą mokyklą, pergyvena, nervuojasi, kur čia jis yra. O aš namie lovoj miegu savo ramiai, beveik 9 sapnų sapnuodamas. Ir girdžiu, kaip telefonas pradėjo vibruot, pasižiūriu, kažkoks nepažįstamas numeris, galvoju, atsiliepti ar neatsiliepti. Galvoju, gal kam nors ko nors rimtai reikia, gal čia koks reikalas. Atsiliepiau ir girdžiu pavaduotojus balsas berods. Ir klausia manęs, kur tu esi? Ar žinojai, kad šiandien informatikos egzaminas yra? Aš maždaug, what the fuck, nu ir kas? Tai kas, kaip tai kas? Greitai važiuok, greitai apsirenk, važiuok prie mokyklos, laukiam, greitai nebėr laiko. Direktorius antram plane fone. Nebėr laiko, važiuojat greičiau arba ne. Sakau, nu tai aš įskaitas juk neišlaikiau, ką man dar tuo egzaminu. Koks skirtumas neįskaita, neturi reikšmės. Bet tai kam tada man buvo prišikę į protą sėti, jeigu kokios nors įskaitos neišlaikai, tai paskui prie egzaminų neprileidžia. Nu tai aš informatikos įskaitos kažkaip per klaidą apsirikęs apsižioplinės neišlaikiau. Ir nebesukau galvos, galvoju, nu ir viskas, jei nelaikys, ar taip nebūčiau išlaikęs tos informatikos. Nu ir viskas, aš pamiršau tą informatiką, nu kam čia dar. Ir va dabar, davai, greitai važiuojam laikyti. Norit pamatyti mano Mikį? Ne tą. Mikį. Mikį. Kur myži? Mikį. Teorinėse užduotyse daugiausiai spėliojau ir buvo klasiai daug linksmuolių, tokių kaip aš nieko nemokančių. Atsisuki ir matai, kaip dviese viens į kitą žiūri ir šypsosi, abudu ir juokės iš to, kad nieko nemoka. Paskui pradėjo žvengti pamokos gale, kad vienas pats vienintelis likęs drebančiom rankom ir peršikusiu veido rožą ir dar teberašo, va tada pradėjo visi žvengti. Kažkur parašyti trukau pusvalandį ir dar visą valandą sėdėjau klasėje ir eičiaus ant suolo, nerasdamas patogios pozos, kaip išsimiegoti. Po to praktinė užduotis. Suėjom visi į kabinetą, atsisėdom prie kompų, atsiverčiau užduotys ir ten buvo maždaug suskaičiuot pirštinės. Vyrų ir moterų pirštinės kažkaip ten suskaičiuot su programa, kažkokia ten nesąmonė kažkokia parašyti su Paskaliu. Atsiverčiau tą užduotį, paskaičiau, ne iki galo paskaičiau, užverčiau, padėjau, pasidėjau kažkur 10 minučių ir atsistojau ir išėjau lauk. Paskui dar vėl visą valandą atrodo, ar gal ir daugiau, nežinau, prasirečiau lauke, sutikau kažkokį darbiniškį, su juo pasijuokėm iš to, kaip nieko beveik nemokam ir grįžau namo pavargęs ir neišmiegojęs. Aš dar sakiau auklėtojai, nevažiuos išlaikyti, aš nieko nemoku, aš galvojau, kad man jau nebereikės, kad tos įskaitos neišlaikiau. Važiuok tik staigiai laikyk. Nuvažiavau, pamačiau, sugaišau laiką, geriau būčiau nuėjus į matematikos konsultacijas. Dar prie mokyklos sutikau informatikos mokytoją, sako maždaug, tai kaip dėl perlaikymo? Tai va tiek šiandien tų cirkų, dar dėl mitų naikintojų. Šį savaitgalį, ne šį, praėjusį, nesvarbu, kada turėjo būti mitų naikintojai ir jų nebuvo. Nebuvo todėl, nes galvojam keist pavadinimą. Dėl to, nes dauguma žmonių užduoda ne mitus, o klausimus. Pavyzdžiui, ar tiesa, kad Sigitas nešioja nevienodas kojines? Maždaug tokio tipo klausimus uždavinėjo visi, todėl sugalvojam keist pavadinimą. Tai va, tiek šiandien tų mano nesąmonių ir iki kito karto.